Dabar mes keliausime į save. Tai nebus tipinė meditacija, tai bus priminimas sau, kas aš esu. Tad patogiai įsitaisyk ir užmerk akis. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpdamas leisk visam pasaulio triukšmui pasitraukti į šalį. Leisk sau nusileisti į vidinę tylą, ne per pastangas, o per leidimą. Leisk kvėpavimui tekėti savaime. Nieko negalvok, nieko nekeisk, tiesiog stebėk. Kvėpuok ir pajusk, tarsi minkštas rūkas apgaubia tavo kūną. Jis šiltas, ramus. Įkvėpk, iškvėpk. Kiekvienas įkvėpimas atneša ramybę, kiekvienas iškvėpimas išneša įtampą. Kvėpuok ramiai ir įsivaizduok, kad stovi tykioje, plačioje erdvėje. Virš tavęs begalinis dangus, po tavimi tvirta žemė. Tu esi tarp dangaus ir žemės, kaip tiltas, kaip jungtis. Tai ir yra devyneto energija. Plati, gili, išmintinga. Devyneto energija tai meilė be ribų ir tu gimei su šia energija. Tai išminties, užuojautos ir dvasinio brandumo energija. Tu esi sena siela. Tavo širdyje gyvena gilus supratimas apie gyvenimą. Tu jauti žmonių skausmą ir džiaugsmą, tarsi tai būtų tavo. Tu esi mokytojas, tu esi gydytojas. Tu esi tas, kuris atneša prasmę. Turi stiprų teisingumo jausmą. Gana dažnai jauti, kad nepritampi prie šio materialaus pasaulio. Tavo širdis plati, tavo meilė universali. Tu gimei tam, kad tarnautum žmonijai. Tam, kad keltum sąmoningumą, tam, kad padėtum kitiems prisiminti, kas jie iš tikrųjų yra. Tavo misija – skleisti besąlyginę meilę, priminti žmonėms apie ją, apie žmogiškumą ir prasmę. Devyneto misija nėra daryti daugiau. Devyneto misija yra būti daugiau. Būti daugiau sąmoningumo, būti daugiau meilės, būti daugiau tiesos. Ir tai yra viena galingiausių misijų, kokią siela gali pasirinkti.
Tu atėjai netaisyti pasaulio, o šviesti į savo buvimu. Tau reikia mokyti, konsultuoti, įkvėpti, gydyti, kurti tai, kas paliečia širdį, kalbėti apie gilesnės gyvenimo temas, jungti žmones, idėjas, pasaulius. Gyvenime tau svarbu išmokti paleisti žmones, situacijas, praeities skausmus. Tu nesi atsakingas už kitų laimę. Tu negali išgelbėti visų. Ir tau nereikia to daryti. Visi gyvenime mokosi savo pamokas. Tavo pagrindiniai iššūkiai šiame gyvenime – per didelis aukojimasis, emocinis perdengimas, nusivylimas žmonėmis, ribų neturėjimas, buvimas praeityje. Atmink, tavo darbas – būti šviesa, nenešti visų naštą. Mokykis nustatyti ribas, mokykis sakyti gana, mokykis pasirinkti save. Rinkis veiklas, kurios turi prasmę, rinkis tai, kas maitina tavo sielą. Skirk laiko vienatvei, tyla tau kaip įkrovimo stotelė. Leisk sau kurti, leisk sau svajoti, neužstrik praeityje. Tai, kas buvo, tapo išmintimi, o tai, kas bus, dar tik kuriama. O dabar pakartok. Aš paleidžiu praeitį, aš priimu dabartį. Aš pasitikiu gyvenimu, aš esu meilė. Aš esu išmintis, aš esu šviesa. Aš pasitikiu savo vidiniu žinojimu. Aš paleidžiu tai, kas man nebetarnauja. Aš leidžiu sau būti laisvu. Aš nustatau sveikas ribas. Aš darau gerą pasauliui, būdamas savimi. Aš esu reikalingas. Kartas nuo karto pasitikrink vidiniu kompasu. Jei jauti lengvumą, eini teisingu keliu. Jei jauti nuolatinį išsekimą, kažkur per daug atiduodi save. Prisimink, tu neprivalai išgelbėti pasaulio. Tu neprivalai būti tobulas. Pakanka, kad būtum sąmoningas. Pakanka, kad būtum gyvas savo širdyje. Net jei pasaulis kartais atrodo sunkus, tu esi švyturys, tu esi viltis. Net jei jautiesi pavargęs, tu esi reikalingas. Tavo buvimas keičia realybę. Tavo žodis gydo, tavo tylėjimas gydo. Tu nesi per jautrus, tu esi pakankamai sąmoningas. O dabar nebekurk jokių vaizdinių,
Nebekartok žodžių, tiesiog būk, tarsi platus dangus, tarsi tylus, gilus vandenynas. Mintis gali ateiti, mintis gali išeiti, tu jų nestabdai, tu jų neseki, tu esi ramybėje. Kuo giliau panyri šią būseną, tuo lengvesnis tampi, tuo laisvesnis, tuo arčiau savo tikrosios prigimties. Nėra kur eiti, nėra ko siekti, viskas jau yra. Ilsėkis čia, tyloje, švelnioje ramybėje. Leisk sau pasilikti šioje būsenoje tiek, kiek tau norisi. Pasimėgauk ją. O kai norėsis, atmerk akis.